Sveiki žvejai. Aš kaip visada vėl ant vandens telkinio grįžau iš svečių, iš Norvegijos, kur svečiavausi pas dukrytę savo. Aišku, tenai, kaip matėte, pažuvavau irgi. Grįžęs į Lietuvą galvojau, kad gal varysiu kur lynų arba karosų, bet kol neturiu normalios kameros su pritraukimu, kad jums parodyti gražių vaizdų, tai sugalvojau vis tik dar kol kas pažiūrėti, ar lydekos aktyvios ar neaktyvios. Tai, bet tik nežinau, kaip čia šiandien išeis pažuvauti, nes praneša 30 šilumos. Tai, bet gal kažkiek vis tik pažuvausiu, pažiūrėsiu. Nu ką, susitiksime eigoje. Turiu, drožiau, keitinėjau ir kažkokią normalesnę. O, kaip eina. O, šoks. O, banga normali. Iškicina. O, graži lydekaitė. Kad nors neatsikabint, parodyčiau jiem. Ir keičiau kokį 20 masalų va šitoj vietai. Praeitą kartą normaliai pagavau, keitinėjau ir ant galo uždėjau morkvinę tokią. Oho, jau čia tai. Žolių, kiek prikabino, kiek. Ojajajaj. Na va, tokia žuvelė atperka. Va tik šolės tai biškį nepatinka. Bet iš pradžio ėjo link valties. Bet oi, kokia gražuolė. Oho. Jau mamytė. Nežinau, ar viskas jums matosi, bet oras toks ramus, šiandien pranešė 30 laipsnių šilumos. Jau gal apvargo. Na, metriokas. Na, brangate. Kylam, einam. Taigi paleisi, aš tave vis tiek šitų vandenų šeimininkę. Na, gaila nei liniuotis, nei svarstyklių, bet lydeka normali. Metras tai garantuotas. O į sveikatos turėjau atsimaitinus kaip. Nu ką.
Vieną prieš tai turėjau tokią virš kilo. Po to dar keli kibimai, bet šitoj vietoj keli stuktelėjimai buvo ir atsistojau ir sakiau, nu kol nerasiu masalo, kol aš iš šitos vietos neplauksiu. Aišku, iš pirmo karto aš jos dar jėgos turi daug, bet jau jėga į pabaigą. Per nugarą jau apimt nelabai eina. Na, eikši čia, eikši. Tik aš tave. Va kokia. Aha. Oi. Prašau, ramiai. Na, išvėrės. Susirandam žadiklį, ilgai mes jos nekankinam. Galėjai biškį pabūt. Labai gerai. Oba. Ištiesino karabiniuką. Va. Все, reikės pavadėlį kitą keist. Gerai. Maždaug aviždrebis. O, per namuose pamatuosiu. Ilgesnė nei aviždrebio favorito Black Swan iki 1 gramo, kur ta tūba beškriai, tai lydeka didesnė, kokiais 5 centimetrais. Tai maždaug primesiu. Nu va kokia. Plaukiam. Emocijos geros. Po kelionės vėl pirma žvejyba. Pažuvauta smagiai. Kaip pažuvauta? Atsidaryta. Nu va, kas pažins ežerą, tai va ant tokio va užsidėjau ir mamytė paėmė. Segamės, išsirišau kitą karabiniuką, tą ištiesinu, toliau žuvaunam. Nu va, ir kas įdomiausiai, kad jau kanopėlės tikrai nebuvau uždėjęs gal kokius 2 metus, o tai po ranka pakliuvo. Ir va matot, jau matomai šitos formos atsibodę masalai lydekams, atsižiūrėjo. Jau tai
dabar. Bet dar turėjau, va šitoje vietoje, kur stambę pagavau, dar turėjau vieną smūgį gerą, bet neužsikirto. Gal neįsirijo tiksliau. O, bet nedidžiulė. O, kartais užspaudžia. Kažkaip labai įdomi eina. Na. Lydekaitė. Nu, bet jau lydekos matomai prisižiūrėjo. Kiekvienai lydekai turi rasti savo guminuką. Na va, tokia va. 8-900 gramų. Man labai patinka vis laiko taip tarp lelijų pamėtyti. Aišku, būna lydekaičių, va turėjau porą kibimų, nepasikirto, bet net mačiau, kaip stvėrė. Burbaliukai kažką pabaidžiau, turbūt. O va, tarp lelijų iškibo. Kilo. Grubiai. Gal ir virš kilo bus. Virš kilo. Na ką. Visai smagu tarp šuolydžių patampyti, tokie agresyvūs kibimai. Mano mylimiausia stichija tarp lelijų, tarp žolyčių čia. O dar viena. Bet jau nedidžiulė labai. Maža. Bet žolėse rėja normaliai. Taigi, aš tada paleidžiu ir tu lauk.
Vėl yra eilinis lydekiokas. Iš pačio kraštelio kultūringai. Šita jau gali būti tikrai virš kilo. Dar mane išmaudė, bet gerai. Ir atsikabino. Gerai, nereiks atkabinėti. Apie pusantrinė kažkur buvo. Įdomu, ar jau matosi. Kas čia? Žalčiukas plaukia. Sustojo. Bet toks didžiulis ežeras ir per visą ežerą varo savo. Gražu. Į valtį, kad neįsikartų, ką reiks daryti. Šiandien geriausiai dirbo masalai savadžerio 10 cm, va tokius va baltos su žaliu. Šiaip daugiausiai pagavau kibimų turėjau. Šiaip didžiausia pagavau ant Relax kapytos, bet tokios va morkvinės. Dar buvo kibimų ir va ant šito keli kibimai buvo. Ir viskas, o masalų išbandžiau nemažai, iš tikrųjų. Pažuvavau apie 4 valandas kažkur. Šilta, saulė kai išlenda, tai iškept gali. Baigiau jau vandenį, pasiėmiau vieną bambaliuką. Tai plaukiu namo lydekos, kaip kibo, taip ir toliau kimba. Aišku, tik žolių paaugę daugiau, lelijos augę. Bet spiningauti dar lydekas be jokios problemos galima, dar aktyvios ir stipriai. Ką, lėkiu namo, reikia, gal pažiūrėsiu, gal vakare važiuosiu nakties, geriau kokių lynų pagaudyti. Tai ką, iki sekančio karto tada.